Pokalbis su dienos svečiu. Atėjo metas pokalbiai su dienos svečiu. Šiandien mes kalbėsime apie tai, kaip kovo 24 dieną yra minima pasaulinė tuberkuliozės diena. Apie visą tai išsamiau, būtent apie šią ligą, kaip atpažinti ir kaip jos išvengti, mums papasakos Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stiprinimo skyriaus specialistė Asta Ivoškienė. Labadiena. Labadiena. Na ir gal pradžiai pristatykime, supažindinkime tiksliau apie pačią ligą tuberkuliozę. Kas tai yra? Tuberkuliozė yra infekcinis susirgimas, visiškai prieinamas, taip juokais kalbu, prieinamas bet kuriam iš mūsų. Todėl kalbame apie šią ligą ir norime, kad kuo daugiau žmonių išgirstų apie simptomus, apie galimybę užsikrėsti ir apie galimybę gydytis ir ką daryti, kad apsaugotumėm kitus. Kad svarbiausia turbūt nesustresuoti išgirdus šią diagnozę, o tiesiog imtis priemonių ir ramiai viską apsvarštis, ar ne? Stresas bet kokiu atveju yra, nes tai žinoma, neišvengiamas. Taip, bet kažkiek tai jį sumažinti, čia šiandieną bus mūsų laidos tikslas. Be jokios abejonės, kada žinai, tu gali imtis kažkokių tai priemonių. Reikėtų žinoti, kad infekcijos šaltinis yra atviro tuberkuliozės formą sergantis žmogus, kuris kosėdamas, čiaudėdamas išskiria mikobakterijas, ir oro lašeliniu būdu galima užsikrėsti, įkvėpti tiesiog jų, užsikrėsti tokiu būdu. Tai labai paprastai užsikrečiama, ne? Taip, visiškai paprastai, gatvėje, autobuse, parduotuvėje, nuo šeimos nario, kuris yra nešiotojas ir serga, bet dar galbūt nežino to. Tai tai yra bėda iš tikrųjų, kad kada tu žinai, ko vengti, ko bijoti, tu gali apsisaugoti, o kada tu nežinai, tu tiesiog papuoli tą situaciją, kaip sakom, ne tuo laiku, ne toje vietoje. Ir tai tiesiog gali būti ligos priežastis. Aišku, tai ši situacija tikrai baugina, šis atvejis. Pakankamai. O kokia situacija, paklausiu, pasaulyje ir Lietuvoje, kalbant apie tuberkuliozę? Minėdami tą pasaulinę tuberkuliozės dieną, primename, kad šiais metais antrus metus vyksta pasaulinė kampanija prieš tuberkuliozę, vadinasi Stabdykime tuberkuliozę. Ir Pasaulinės sveikatos organizacijos duomenimis situacija pasaulyje yra gerėjanti. Tačiau to negalima pasakyti apie atskiras šalis. Kalbant apie Lietuvą, visada sakome, kad situacija grėsminga, tačiau šiuo metu jinai yra pakankamai stabili, kadangi skiriama pakankamai lėšų ir gydymui ir, žinoma, yra dabar jau įstatymo pataisa, kuri leidžia gydyti priverstinai, tam tikromis išimties tvarka. Tai situacija stabiliai bloga, galima taip pasakyti. Gerai, kad jinai neblogėja dar. Tačiau tas žinojimas padėtų stabdyti plitimą ir tai yra labai svarbu. Šiauliuose pastaraisiais metais, tarkime, lyginant 2010-2011 atvejų padaugėjo, tačiau dabar situacija yra stabili, kaip ir sakiau. 2011 metais paskutinius duomenis, kuriuos turime, yra užregistruota 30 naujų atviros plaučių tuberkuliozės atvejų. Tai, kaip minėjau, ta forma, kuri yra grėsminga ir pavojinga kitiems ir užkrečiama. Ir Šiauliai yra vienas iš miestų, kur yra priverstinai gydoma keletas ligonių. Aišku. Yra 14 miestų. Lietuvoje, kur taikomas priverstinis gydymas nuo tuberkuliozės. Aišku. Ir paklausiu, kaip užsikrečiama ši liga? Jau mes šiek tiek minėjome, kad tai yra... Taip, kad tai yra oro lašeliniu keliu plintanti liga, išskiriamos mikobakterijos su seilių purslais, kuriuos šalia esantis žmogus gali įkvėpti tiesiog elementariai, kvėpuodamas, kalbėdamas, būdamas šalia. Ir pro šalį einantis ar... Taip. Atvira tuberkuliozės forma sergantys žmonės, tai jau sunki forma, paprastai skrepliuojasi, jie spjaudosi, dar patenka ir ant paviršių kažkur tai ligos sukėlėjų, tai irgi yra pavojinga. Todėl tokiose viešose vietose, kur mažiau gal švaros yra, reikia būti atsargiems ir plauti rankas grįžus ir tiesiog laikytis ir kosėjimo, čiaudėjimo higienos.
apie tai irgi žmonėms primename ir turbūt laidoje dar smulkiau truputėlį aptarsime. Būtinai. Na, dabar kviečiu padaryti trumpą muzikinę pertraukėlę, po kurios grįšime į eterį ir vėlgi tęsime apie šią klastingą ligą, tai yra tuberkuliozę. Pokalbis su dienos svečiu. Vėlgi grįžtame prie šios dienos pokalbį ir dar kartelį visiems primenu, jo kovo 24 diena yra minima pasaulinė tuberkuliozės diena, būtent apie tai šiandien mes ir kalbamės. Nuo mūsų šios dienos svečias Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stiprinimo skyriaus specialistė Asta Ivoškienė. Prieš nuskambant muzikiniai pauzai mes jau papasakojame klausytojams, kad tai yra klastinga liga, labai lengva ją užsikrėsti. Bet paprašysiu dabar, Asta, kad papasakotumėte visiems, kaip atpažinti plaučių tuberkuliozę ir galbūt nesumaišyti su kitomis ligomis. Taip, tai yra labai svarbu, kadangi, kaip jūs minėjote, tai yra klastinga liga ir reikia žinoti, kad užsikrėtus pradžioje ligos, susirgimo pradžioje nusiskundimų nėra daug. Ir juos lengva supainioti su paprastom peršalimo ligom. Tai yra ir skausmas krūtinėje, ir nuovargis, ir apetito stygius, prakaituojama gausiau, kostima, ar sausai, ar su skrepliais, karščiuojama. Ligos pradžioje karščiavimas būna paprastai nedidelis, 37 ir kelios dalis. Na, vėliau išlenda ir kitų simptomų, arba jie trunka ilgiau negu įprastos peršalimo ligos, tada ir sakome, kad reikėtų labai susirūpinti ir atlikti išsamesnius tyrimus, specifinius. O sakykite, kada jau reikėtų įtarti tuberkuliozę? Na, tarkim, simptomams. Po šitie visi mano minėti simptomai, jeigu yra jau sutampa ir jeigu trunka, savaitę ar 2, tada reikėtų iš tikrųjų jau ir pasigilinti. Juo labiau, jeigu žmogus gali būti, kad įtarė, kad galėjo užsikrėsti, tarkim, buvo šalia kažkoks kontaktas, arba jisai žino, kad šalia esantis žmogus serga tuberkuliozę, tai yra irgi jau padidintas rizikos veiksnys, todėl jau reikėtų atidžiau visada žiūrėti savo šitos simptomus, kurie kitiems galbūt paprastai elementariai praeinantis, nereikalaujantis ypatingo gydymo. Tai priminkime, jog pavadinkime eilinis peršalimas ar kažkoks užtrunka iki savaitės, ne maždaug? Ilgiau, taip, ir gydomas įprastomis priemonėmis nemažėja, tada reikia iš tikrųjų daryti išsamesnius tyrimus. Tai tyrimai kokie yra? Kraujo tyrimai ir visada rentgenograma. Pirmiausia, tai turbūt paprasti iš tikrųjų, nėra jie sudėtingi, tačiau padeda diagnozuoti specifinės ligas. Ligos pradžią. Kartais taip pat žmonės irgi suklaidina ir tos pačius gydytojus suklaidina netipinė ligos eiga. Būna, kad liktai labai išreikštų šitų simptomų ir nėra, tačiau ir tie netgi objektyvūs tyrimai ne visada rodo. Tačiau, užsitęsus tiems simptomam reikia vis dėlto būti tiesiog įkyriai ieškoti ligos ir tikėtina, kad tikrai bus nustatyta. Kuo anksčiau diagnozuojama, tuo didesnė tikimybė, tuo lengviau yra gydoma, bet kaip ir bet kokia liga. Na geriau, kaip sakant, turbūt apsidrausti tai yra vis dėlto mūsų sveikata ir padaryti tyrimus kiek galima anksčiau. Be jokios abejonės. Jau dabar įsivaizduokime, kad susirgus tuberkuliozę, ką reikėtų žinoti ir ką svarbu yra žinoti. Pirmiausia, turbūt reikėtų, kaip jūs ir sakėt, nepulti paniką, nors iš tikrųjų pirma reakcija tikrai būna tokia žmonių stereotipinis tas mąstymas, mūsų ta nuomonė paplitus yra gana plačiai, kad tai yra, kaip sakoma, degradavusių žmonių, alkoholikų ir vargšų liga, skurdžių, tačiau tendencijos dabartinės labai akivaizdžiai rodo, kad nėra jokių socialinių ribų šitai ligai. Pastaruoju metu, supratau, liga nesirenka. Taip, liga nesirenka, kaip ir minėjau, tai yra visiškai prieinama bet kam. Ir reikėtų įsisąmoninti, kad tai yra išgydoma liga, gydoma ir išgydoma liga, ir kad kuo greičiau yra skiriamas gydymas ir kuo sąmoningiau jo laikomasi visų rekomendacijų, tuo didesnė tikimybė, kad pavyks įveikti ligą sėkmingai. Ir būtinai reikėtų pasirūpinti artimaisiais ar bendradarbiais, kuriais artimus kontaktus žmogus turi, yra tikimybė, kad užkratas galėjo pasiekti ir juos. Tiesiog profilaktiškai pasitikrinti artimiausios aplinkos žmonėms. Patarti neslėpti jokių būdų. Tai yra, kaip sakom, nekišti
kaip stručiui galvos į smėlį, įsivaizduojant, kad problema dings. Bet savaime problema nedingsta. Taip, reikia labai sąmoningai tiesiog iš tą dalyką pasižiūrėti. O dabar įsivaizduokime atvejį, jeigu serga šeimos narys. Kaip tuomet ir kokių atsargumo priemonių reikėtų imtis kitiems šeimos nariams? Paprastai ligoniai yra mokomi stacionaruose, visada stacionarinis gydymas pirmiausia skiriamas, kadangi reikia izoliuoti žmogų, kad kuo mažiau būtų, kol gydymas yra neskirtas arba pačioje pradžioje, kuo užkrečiamesnis yra žmogus. Pradėjus gydymą, jis jau nebėra toks užkrečiamas. Tai pirmiausia, reikėtų pačiam sergančiajam būti labai sąmoningam, laikytis visų rekomenduotų kosėjimų, skrepliavimo šitų taisyklių, kurios yra labai aiškios, kur spjauti, kada spjauti, kaip užsidengti, kad ne delnu dengtis, kad išorinę plaštokos dalimi arba, tarkim, alkūnę dilbių prisidengti kostint. Tiesiog nepamiršti, kaip šito užkrato kelio, kad tai yra su iškvepiamu oru plintančios bakterijos. Na ir tiesiog artimiesiems taip pat, kaip ir sakiau, pirmiausia pasitikrinti ir tiesiog laikytis atokiau, vengti to labai artimo kontakto. Beje, dar šiek tiek noriu grįžti apie kosėjimą. Minėjote, jog ne delnu dengtis, kaip dažniausiai esame įpratę. Na, delną, žinote, delną nusikosėjęs į delną iš karto nebėgi plautis rankų. Tiesiog kuo mažiau, kad būtų kontaktinio to paviršiaus su bakterijomis. Na ir specialios yra spjaudyklės, vienkartinės servetėlės, tam būtinai apsauginės kaukės ant veido reikėtų dėvėti. Tiesiog elementarios tikrai tokios priemonės, kurios ir visiems yra prieinamos, tiesiog reikalauja sąmoningumo žmogaus. Ar susirgus žmogus gali gydytis namuose? Paprastai iš pradžių yra skiriamas stacionarinis gydymas, nes labai ypatingas reikalingas režimas, mityba, kaip sakiau, ritmas, poilsis, miegas ir labai toks tvarkingas vaistų vartojimas. Dažniausiai žmogus, žinote, mes paprastai bėgam, kada susergam truputėlį prigulam, o jau kada pasijuntam bent kiek geriau, bent kokią dienelę, tuoj pat lipam iš lovos ir jau tada mums atsiranda daugiausiai reikalų visokių. Ir apsitvarkyti ir kažkur tai nueiti kažkokias, socialinės rūpybos įstaigas, tuoj atsiranda reikalų kažkokių, kur susitvarkyti, atrodo nieko tokio. Tai ligoninės režimas truputėlį mus nusodina. Ir kiek laiko užtrunka apskritai gydymas? Gydymas yra ne mažiau pusės metų. Jeigu jisai yra, jeigu norima veiksmingo gydymo. Tai didžiausia turbūt bėda ir yra ligos plitimo, kad liga neišgydoma iki galo ir vystosi atsparios vaistams formos ligos. Įvairios komplikacijos. Taip, atkritis, jeigu pirmą kartą neišgydoma gerai liga, tai atkritis paprastai būna sunkesnė forma ir tada jau žmogus užkrečiamas yra. Dėl to mes labai ir norime tą didinti žmonių sąmoningumą, žinojimą, kad žmogus pasijuto geriau, tai dar nereiškia, kad jisai yra gerai pasveikęs. Tai nuo 6 iki 8 mėnesių minimaliai, o kitą kartą ir metus ir 2 trunka gydymas. Aišku, eigoje ir vaistų truputėlį mažėja tos dozės ir truputėlį keičiasi tas, aišku, pritaikomas yra kiekvienam žmogui individualiai, bet reikia nusiteikti jau grinai pusę metų žmogus tikrai būna nedarbingas. Tai išties daug. O sakykite, ar vėliau žmogus gali eiti į darbą ir tvarkytis įprastinius reikalus? Taip. Paprastai, sakau, pusę metų tai yra tas minimalus laikotarpis, kada žmogus yra nedarbingas ir tikrai turi gydytis labai nuodugniai. Tai dar šiek tiek noriu patikslinti, pusę metų jis negali nei dirbti, nei kažko tai, kaip minėjome, tvarkytis. Taip, kadangi iš tikrųjų tai yra vienas dalykas, tai reikia pačiam žmogui labai atsistatyti. Antras dalykas, žiūrint, koks jo darbas, jeigu tai yra fizinis darbas, jeigu tai yra darbas lauke, ar kažkur tai skersvėje, ar tai yra reikalaujantis fizinių pastangų, tai automatiškai žmogus ir nėra pajėgus. Tai yra labai sekinanti liga. Žmogus ir jaučiasi blogai, ir jis yra silpnas. Ir pačiam nėra noro. Taip, tiesiog ir nėra galimybių. Tiesiog žmogus ir pats nėra pajėgus. Tai tiesiog reikia susitaikyti su tuo, kad truputėlį reikės pritūpti. Kągi, liga, kaip sakome, žmogaus nesirenka, būna ir taip, mes šiandien apie tai kalbame, neišgąsdinti žmonės, tiesiog kaip
atpažinti tuberkuliozės simptomus ir kaip išvengti ligos. Na, o čia toliau vėlgi pasiklausome muzikos, po kurios grįšime į eterį ir tęsime mūsų pokalbį. Pokalbis su dienos svečiu. Toliau tęsime šios dienos pokalbį apie tuberkuliozę. Kaip žinia, kovo 24 yra minima pasaulinė tuberkuliozės diena. O apie visą tai išsamiau šiandien mes kalbame su Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stiprinimo skyriaus specialiste Asta Ivuškienė. Asta, paklausiu dabar jūsų, sakykite, ar ši liga pažeidžia tik plaučius? Deja, ne. Paprastai labiausiai žinome apie plaučių tuberkuliozę. Tačiau yra ir kitų tuberkuliozės rūšių, vadinamosios ekstrapulmoninės tuberkuliozės atveju, kada su krauju mikobakterijos užkratas patenka į kitus organus ir gali būtent susirgimas įsitvirtinti kažkur kitur, bet kokiam organe, nežinau. Ir akių tuberkuliozė yra, ir kaulų tuberkuliozė, ir pleuros tuberkuliozė, ir inkstų. Ojoj, skamba tikrai bauginančiai. O sakykit, taip yra. Galbūt tai atsitinka, kai liga yra uždelsta ar negydoma, ar čia bet kokiu atveju gali tai būti? Šito plačiai klausimą aš nekomentuosiu, nes tai yra labai grinai medicininis klausimas. Nežinau, ar tai yra dažniau ar ne, tiesiog yra tokių atvejų. Galbūt daugiau mes žinom apie tą. Tiesiog tuberkuliozė, kai pasakai, tai atrodo, kad tai yra plaučių tuberkuliozė. Savaime suprantama tarsi. Tačiau reikia žinoti, ir apie tokius atvejus. Kad būna ir taip. Taip, kad būna ir taip. Aišku, plaučių tuberkuliozė turbūt labiausiai paplitusi yra. Aišku. O kokiu būdu pats žmogus gali įtakoti gydymo efektyvumą? Tai kaip ir minėjau. Ar apskritai gali? Taip, be jokios abejonės. Pirmiausia, labai svarbu yra savitaiga, kaip ir bet kokioje situacijoje turbūt. Jeigu tu tikėsi sėkme, bet kokio, nežinau, ir veiksmo, turbūt ir darbe, ir bet kur ir asmeninėme gyvenime, taip ir ligos gydyme. Jeigu tu tikėsi priemonėmis, dėsi visas pastangas, tai yra daug efektyviau. Visos tos priemonės ir veikia. O gydymas, kaip ir sakėme, yra labai, labai griežtas ir labai griežtas gydymo režimas. Taip, labai nuoseklus turėtų būti, kad atkritis netaptų dar sunkesnė forma ir kad neišsivystytų medikamentams atspari ligos forma. Tai yra labai labai svarbu, nes tiesiog farmacininkai nespėja kurti vaistų, kad galėtų išgelbėti žmonės nuo tam tikrų ligų tokiu atveju. Tai yra labai grėsminga tiesiog visuomeniai situacija. O kurti vaistų, Asta, čia gal šiek tiek pakomentuokime, turi vis kitokius vaistus kurti? Taip, jeigu tas vaistas, kuris yra skirtas tuberkuliozį gydyti, jau tampa nebeveiksmingas, tada reikia kažkokių kitokių priemonių. O kodėl taip atsitinka? Tada, kada neišgydoma iki galo. Negalima užmesti, pavyzdžiui, tarkim. Pasijaučia geriau ir nebevartoja. Lygiai taip pat kaip ir antibiotikų. Jeigu paskirta yra ten, tarkim, 7 dienas vartoti, tada tai net ir pasijutęs geriau žmogus turi būtinai išgerti šitą kursą. Lygiai taip pat su tuberkuliozė. Jeigu yra paskirti tam tikri vaistai, jie turi būti suvartoti būtinai. Net jeigu žmogus ir po 3 mėnesių, tarkim, ėmė jaustis geriau, nebejaučia to nuovargio, nebeturi temperatūros, tarkim, nekosi ir taip toliau. Tai svarbiausia ir yra iš tikrųjų laikytis nurodymų, kuriuos duoda gydytojas, reguliariai gerti vaistus, būtinai kasdien pasivaikščioti, pabūti gryname ore, truputėlį pajudėti, neužsiimti kažkokiais tai labai fiziniais darbais. Nėra, kad grynai gulintis režimas. Ne, jokių būdų. Tai, aišku, plaučius ventiliuoti reikia. Tačiau, režimas, miegas, mityba gera, vaistų vartojimas, saugojimas aplinkinių būtinais. Kad tu pats susirgai, tai nereiškia, kad reikia pasidalinti ligą su kitu. Tiesiog saugoti savo artimuosius, savo kolegas, neslėpti šitos ligos. Ir tai yra didžiausia turbūt sėkmė. Aišku. Dalinkimės geriau turbūt geromis emocijomis, šypsena, bet ne ligomis. Taip. Aišku, tai ir koks būtų, Asta, jūsų palinkėjimas visiems RSD radijo klausytojams? Tai turbūt ir linkėčiau nebijoti, ne tiek bijoti ligos, išgirsti diagnozę, tiek bijoti užsikrėsti. Tiesiog pirmiausia, jeigu saugosime save, tada bus mažesnė tikimybė susirgti.
jeigu jau atsitiko tai, vėl įsisąmoninti reikėtų, kad tai nėra degradavusių žmonių liga, kad tai yra visų visuomenės sluoksnių įvairiausių, nežinau, išsilavinimų, įvairiausios turtinės padėties liga. Tai nėra kažkoks, ženklas, kuriuo tu esi pažymėtas. Tiesiog atsitiko. Beje, dar Asta, prisiminiau laidos pradžioje, prieš pradedant mums kalbėtis, jūs minėjote, kad šios ligos, ar tai simptomus, ar tai bakterijos mes turime kiekvienas ir tai priklauso nuo mūsų imuniteto, ar ne? Ar mes ją galime susirgti ir užsikrėsti? Taip, tai tiesiog ne simptomus, bet turime užkratą. Gali būti, kad organizmas turi šitų bakterijų, tačiau jos nėra aktyvios ir niekas nežino, nuo ko jos suaktyvėja. Tai panašiai galbūt kaip ir su vėžinėmis bakterijomis. Su vėžinėmis ląstelėmis turite galvoje. Taip, nėra, tikėtina, kad tai gali atsitikti, liga gali išlysti nusilpus organizmui, ar imunitetų susilpnėjus, ar nuo streso kažkokio, tai patyrus stresą, ar tiesiog įgimto žmogaus savybės labiau įsimylesnis įvairioms ligoms. Kodėl vienas užsikrečia šalia būdamas, o kitas ne. Tai taip yra iš tiesų, tarkim, gydytojai, kurie personalas plaučių ligų ligoninėje, tuberkuliozės skyriuose. Tai dauguma iš jų yra užsikrėtę šitą mikobakteriją, tačiau ne visi serga. Bet yra ir sergančių. Beje, žinau, kad vienas medikas mūsų ligoninėje, Šiaulių plaučių tuberkuliozės ligoninėje serga tuberkuliozė. Gydosi taip pat. Tai žodžiu, mes visi esam pažeidžiami. Tai pirmiausia būtų patarimas stiprinti imunitetą, ne? Pirmiausia, taip, reikėtų turbūt galvoti apie tai, kaip rūkymas veikia mūsų sveikatą ir mūsų polinkį sirgti įvairiomis ligomis. Kiti žalingi įpročiai, ir persidirbimas, taip pat ir stresas. Įvairiausi visi šitie rizikos veiksniai, kurie lemia ir galimybę susirgti kitomis ligomis. Taip ir tuberkuliozė, turbūt. Čia vėlgi mes jau norėjome ir atsisveikinti, vėlgi pratęsime mūsų pokalbį ir dar kokį gražų sakinuką mūsų RSD radijo klausytojams, kad nepabaigtume taip liūdnai mūsų pokalbio. Tai linkėčiau to pavasario greičiau sulaukti, kad greičiau sušiltų, kad pasibaigtų visos peršalimo ligos, kurios čia mus persekioja visą žiemą, dabar jau antroji ta gripo banga Vilniuje per Šiaulius, tai daugiau saulės, daugiau geros nuotaikos, šilto oro ir nesirgti. Ačiū, Asta, ačiū Jums už pokalbį ir viso ko geriausio, taip pat Jums daug šypsenų, daug saulės ir primenu, kad šiandien apie tuberkuliozę mes kalbėjome su Šiaulių miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stiprinimo skyriaus specialiste Asta Ivoškienė.